Susipažinkit, tai Birutė Gižienė. Lapkričio 15 dieną išves gimtadienį, tiesa kiek kitokį. Jau 30 metų Birutė sukioja vairą, ji troleibuso vairuotoja. Ar kada susimastėte apie žmogų, kuris kasdien padeda jums pasiekti savo kelionės tikslą? Apie žmogų, kuris vairuoja troleibusą? Iš vaikystės laikų Birutė atsimena, kaip savo rašinėlyje kuo norite būti užaugę, svajojo, kad nori tapti kosmonautė arba troleibuso vairuotoja. Tačiau kosmonautė taip ir netapo, kaip jis sako, greičiausiai dėl to, kad tai buvo gražios svajonės. Tačiau antroji Birutės svajonė tapo realybė, tiesa ne iš karto. Ir man patiko važiuojant traukinių palydovės darbas. Kažkaip įdomu, romantika, naktis, keleiviai aplink. Ir aš baigusi vidurinę įstojau į geležinkeliečių 26-ąją profesinį technikos mokyklą tolimui susisiekimo keleivinių vagonų palydovę dirbti. Čia yra masės įjungimas, įjungia masę, paleidžiam troleibusą. Jau vis troleibusas sudirba, įsijungia visi davikliai. Bet kaip sako Birutė, svajonė niekur nedingo. Tad jau 1982 metais pradėjo lankyti troleibusų vairavimo kursus. Moteris pasakojo, kad mokantis būdavo visko. Ir kojos, ir rankos drebėdavo, vos tik atsisėsdai prie troleibuso vairo, nieko negalėdavai padaryti. Tačiau išmokti ji norėjo. Ir pirmasis išvykimas buvo į Valakampių pliažus. Tenai dar maršrutas važinėjo, 14 maršrutas buvo, važinėjo ir buvo pasnygę. Aš atsimenu lapkričio kažkur tai į galą, kelias prisnigtas, važiuoju, vairas pirmą kartą vos negalima sakyti rankose, grįžtant mano vėžės vingiuotos ir klausiu savo instruktoriaus, pasakykit man iškart, ar aš galėsiu dirbti, ar negalėsiu. Jisai pasimokysim, pavažinėsim, pamatysim. Ir nedavė man, reiškia, nusivilt, kad aš negalėsiu dirbti. Pasimokysim, laikas parodys. Ir ačiū Dievui, gerai, viskas. Troleibuso vairuotojo darbo pradžia neįprasta. Kai kiti dar sapnuoja 10 sapną, Birutė tarp 2–4 valandos nakties keliasi iš lovos. Ankstyvo ryto pradžia skirta ritualams. Pusryčiams, kavai, gražinimuisi. Atkeliavęs į darbą, troleibuso vairuotojas privalo pasiimti kelialapį. Toliau seka medicininis patikrinimas, o po jo jau galima judėti ir prie savo troleibuso. Moters mėgstamiausias kelionės maršrutas Žirmūnai Naujininkai, kuris pažymėtas 17 skaičiumi. Keliaujant šiuo maršrutu Birutė praleido daugiausiai akimirkų. Pirmieji troleibusai jau seniai neberieda Vilniaus gatvėmis. Tačiau įspūdžio apie juos netrūksta. Kai aš atėjau 1982 lapkričio mėnesį, jau jų nebuvo. MTB, atrodo, jie vadinasi, ten tai šis buvo. Ir vairas sunkus, ir pedalai sunkus, ir veidrodėliai maži, ir viskas užšaldavo, ir langai neatsidarinėdavo. Sakė, žiemą būdavo tragiškai dirbtinai. Su druska vaikščiodavo, mes irgi dar su druska vaikščiodavom, kadangi veidrodžiai būdavo neapšildomi. Reikėdavo pasitrinti su druska, kad jie atitirptų, neužšaltų, nes ir lyja, ir prasninga, ir šlapdriba visokia. Tai, kai aš pradėjau, jau buvo 9TR. Jau numeris buvo 174, jau kažkur tai ir skaičius tas didesnis. Prisiminus senosius troleibusus, kurie dar dėdavo seniai, iškyla įvairūs prisiminimai, kad ir tokie vadinamieji pečiukai. Šildydavo stipriai, todėl šalčio troleibuse net ir atšiauriausią žiemą nesiskųsdavai. Birutė prisimena, kad kartais kai kurie net sugadindavo savo batus, mat jie tiesiog pradėdavo lydytis. Per 30 metų pasikeitė viskas. Vilnius, jo architektūra, gatvės, technika, žmonės. Pradedame su Birute kalbėti apie tai, kokias reikia turėti savybės, norint dirbti šį darbą. Ir mūsų pokalbis pasisuka apie žmonės, Vilnių, gyvenimą. Svarbiausia turi žinot, kad jis tarnau žmonėms. Vis tiek mes tarnaujam žmonėms, padedam jiems laimingai nuvažiuoti į darbą, grįžti iš darbo ar taip kur kokias. Ir svarbiausia yra reakcija, kad žmogus jaustų reakciją. Mesgi atsakingi esam ir už save, ir už transporto priemonę, ir už keleivius svarbiausia, ir už pėsčiuosius, ir už šalia važiuojančius. Jie yra neprognozuojami, tiesiog turi numatyti bet kokią situaciją. O tai seniau nebūdavo taip gražu, tarkim, važiuoti Vilniaus gatvėmis? Ne, tikrai, bent man asmeniškai tai dabar žymiai įdomiau. Ir mašinų
išvaizdos smarkiai, rūšis visos pasikeitusios ir, dabar žymiai įdomiau, žymiai. Man tai, pavyzdžiui, pro Žaliąjį tiltą važiuoti, prie Baltąjį tiltą, kai žmonių susirenka, vyksta visokios tenai šventės ir aitvarai, ir balionai kyla, dujų, oro balionai, ir prie Karaliaus Mindaugo tilto šventės vyksta, ten žmonių susibūrimą, toks pagyvėjimas. Anksčiau kažkaip tai nebūdavo to. Per tą laiką gal ir žmonės kažkaip pasikeitė visgi? Pasikeitė labai. Į kurią pusę? Man atrodo, daugiau į blogąją pusę. Tada važinėdavo pilni troleibusai, niekas jokių priekaištų, kažkaip, nereikalaudavo, nebūdavo tokie reiklus, neturėdavo kur pareikšti, kaip pareikšti, nebuvo telefonų, kaip paskambinti, kol pareina namo, reikia darbovietės, jūs užmiršta, kas ten jam dieną buvo ir jisai tą nuoskaudą ir taip ir jinai ir užsimiršta. O dabar tiesiog vietoj viskas yra daroma, fotografuojama salone. Jeigu pavyzdžiui, ten kažkas pakalbina, ar maža kas, ar vairuotojas saldainį suvalgė, priekaištai skambina, skundus rašo, aš nesakau, tokia yra maža dalis, maža tokia keleivių dalis, bet yra pasitaiko, kad... Bet ne viskas taip juoda ir nyku, juk sakoma, kiek žmonių, tiek ir nuomonių. Yra tikrai, net paskui tai pamalonina, tokia nuotaika pakelia, jeigu vyriškis tai kepurė, tiesiog iššokdamas pro galinės ar vidurinės duris kepurė nukelia, parodo, kad tikrai labai dėkoja ir ranką ten prie širdies prideda, kad tikrai labai ačiū. Paklausiau Birutės apie smagiausią nuotykį, nutikusi jos darbe. Manau, kad daugeliui tai nebūtų labai smagus nutikimas, tačiau Birutė šypsosi. Čia buvo senai. Dar nebuvo rekonstruotas Vilnius, taip, tikrai labai senai. Dar buvo ne Žaliasis tiltas, o stotelių universalinė parduotuvė, dar ir universalinė parduotuvė buvo, ir pėsčiųjų perėja buvo, nereguliuojami šviesoforais buvo, o žmonių ten visada daug eidavo. Ir, tikrai man ten pasirodė nedaug pėsčiųjų. Važiavau maršrutu 10, Naujininkai Žirmūnai. Ir pervažiavau Žaliąjį tiltą, pėsčiųjų perėją, aš važiuoju ir pravažiavau ją, atsistojau stoteliai. Prieina policinė, tada dar buvo milicija. Prieina jaunas vaikinas, simpatiškas, prie kabinos atidarau langą. Labą dieną. Aš jam, labą dieną. Tikriausiai daug uždirbat. O aš jam, o ką jūs norėtumėte? Sakau, gerai uždirbam tada. Bet jau, man atrodo, buvo litai ar rūtis. Sakau, ar norėtumėte įsidarbinti pas mus? Ne, sako, aš norėčiau jums baudą išrašyti. Aš kodėl, sakau, jūs nepraleidot pėsčiųjų. Žinoma, aš nesiginčiju. Sakau, kad ten viena moteris stovėjo, jūs nepraleidot pėsčiųjų, sako. Sakau, atsiprašau, tikrai, sakau, gal nepastebėjau, gal tikrai neteikiau daug reikšmės tam, kad būry žmonių stovėjo. Atsiprašiau, jisai gerai, žiūrėkit kitą kartą. Tai čia buvo man pamoka ir iki šios dienos. Man pėstieji yra, tiesiog, pėsčiųjų perėja, aš matau eina žmogus ir aš visada pristabdau, praleidžiu jį, kad nebenoriu tokios pamokos. Kaip ir kiekviena istorija, taip ir ši turi savo pabaigą. Kolegos, yra tokia šventajame rašte taisyklė, auksinė. Kaip norite, kad jums žmonės darytų, taip ir jūs darykite jiems. Ir patarčiau šitą taisyklę daugiau vadovautis, nes mes ne vienas nenorim, kad kas su mumis blogai elgtųsi, ten grubiai atsakinėtų ar kažkokių nemalonių dalykų. Bėga keleivis, palaukim jo, privažiuokim prie šaligatvių, kad būtų patogu įlipti ir išlipti keleiviams. Ir daugiau šypsenų, daugiau teigiamų emocijų, negu neniurzgėt. Gerai, turim darbą, dirbam. Sėkmės visiems. Su Birute atsisveikinome ten, kur ir susitikome, prie troleibuso. Vos tik baigėme mūsų pokalbį, moteris susirašė į naują kelionę. Su, kaip sako ji, naujais žmonėmis, naujais įspūdžiais, naujomis vietomis ir visai nesvarbu, kad maršrutas tas pats.